vienas. Mes esame dar vienoje Lietuvos Rubliovkoje. Kodėl mes, pavyzdžiui, 28 pasaulyje? Va todėl, kad mūsų vaikų stovyklos atrodo va šitaip. Va šitaip ir dar taip. Fantastika. Čia yra gyvenamųjų... Palauk. Pakartok. Čia yra gyvenamųjų namų. Savininkų bendrija Gintaro krantas. Nu, čia akai. Labai gražu. Kas vyksta šitoj vietoj? Kas dabar yra daroma? Tam detaliam plane čia yra užstatymas. Yra teritorijų planavimo dokumentų sistema, tokia Tpidris kažkaip tai įdomiai vadinasi. Ir tenais mes matome, kad vyksta detalusis planavimas. Čia rengiamas detalusis planas. Kas užsakovas? Užsakovas? Sklypų formavimas included. Užsakovas ar čia iniciatorius, bent jau kai kuriuose dokumentuose yra UAB Energetika. Visiškai natūralu, jie turi čia kažkokį nekilnojimą. O detalaus plano rengėjas pagal užsakovą yra Palangos savivaldybė. Mes Facebooko puslapyje sužinojome apie tokius ketinimus. Išpušinimas. Išpušinimas vyksta. Va. Labai keista, kad Kreminas stovi. Bet tai... Klausykite, Kęstuti, bet tas urėdas, jisai vienas sako vienaip, kita kitaip. Ne urėdas jisai, man atrodo, bet kiek to, Eigulys. Nu palauk, jūs neuždavinėkit tokių klausimų, kuriuos mes negalim atsakyti. Mes nežinom, kieno. 23 metų 3 mėnesio 6 dieną tarnyba išdavė leidimą kirsti mišką numeris 223-02-443. Toliau leidimas. Lengva, tai jūs ginat tą mišką ar neginat? Jūs apie ką jūs esat? Jūs esat biurokratas kažkoks tai, papūvęs toksai. Čia nevalu, čia nešai. Tengi yra kopos, čia visos Lietuvos turtas, piliečių turtas. Mes mokam sušiktus mokesčius, kad jūs išlaikytų, jūs man dabar pasako, čia mano, čia ne mano, čia mes statysim, čia mes mums pasakė, mes tu ištrinsim, mes Galiu pradėti įrašinėti pokalbį. Įrašinėti. Gali, čia aš jį ištransliuosiu.